Jaučiuosi kalta, kad neiniciavau pokalbio. Kalta jaučiat už tą tylą. Jūs pati savo išsikėlėt savo tokį turbūt uždavinį, kad jūs privalot užpildyti tą tylą, bet jos nereikia pildyti. Tyla yra iš tikrųjų tai labai geras toksai ir indikatorius. Čia kaip ir meditacijai, suprantat, ateiti į tylą, kur nieks nieko nekalba. Tai yra labai labai geras dalykas patylėti. Ir labai geras dalykas irgi yra poroje, kada tu gali sėdėti ir nekalbėti, bet jaustis tuo pačiu maloniai. O jūs tylit ir jaučiatės nemaloniai. Tai čia irgi rodo tokį neramų protą. Jis yra neramus. Jam tyla reiškia kaip grėsmę kažkokią tai. Kad yra kažkas ne taip. O iš tikrųjų, kas yra ne taip tyloj? Mes visi, man atrodo, norim miegoti, pavyzdžiui, tyloj, kad mūsų nieks netrukdytų. To kodėl blogai yra tyla? Jeigu tuo momentu nėra ką aptarti, tai ir tylim. Kiekvienas savose mintyse arba iš vis galima ir būti ne mintyse ir tyloj. Tiesiog būti ir viskas. O tuo metu kažkas darosi, kažkokie tai veiksmai. Visaip gali būti, bet šiuo atveju išeina taip, kad jūs bijot tylos.